Nu ką, sveiki visi, tai su jumis vėl DiceGames ir ką, pristatau šiandienos video. Tai va, praeitą video buvau sukūręs prieš, atrodo, 4 ar 3 dienas. Tai va, iš tikrųjų tas visas dienas net nebuvau prie kompo, nes toks dalykas pakeičiau internetą į greitesnį. Tai va, aš anksčiau turėjau internetą, kuris buvo 1 MB per sekundę, o siuntė ten vos ne 100 KB per sekundę. O dabar yra 8 MB per sekundę ir siunčia ant 1 MB. Tai va. Tai kur pradingęs papasakau, dabar statai. Yra 9.8 agility. Pakėliau maždaug prieš 10 minučių. Plius minus. Tai va, iki 9.9 trūksta milijono 172 KXP ir ten su kapeiku. Tai pakelsiu gal iki kokio sekmadienio. Nežinau. Bus matyti. Taipogi, kalbant biškį apie botą, tai 8.5 engineeringas jau iškeltas, tai dabar stumiu 8 ataką, kad galėčiau chaotic rapierą užsimest ir tada jau bandysiu eit pas Frost Dragonus. Tai va, tai žmonės, tai jeigu kas nors turite tą Risibuddy Frosterį, nu Frosto autą, nežinau kaip čia pavadinti, tai rašo man Skype AS014 tikrai paimsiu. Taipogi, jeigu turite unikalų autą, tai turbūt ir jį paimsiu, bet tai aišku, kaina tai turi būti žmogiška, o ne taip, kad ten nusimestume ten belekiek ir karočią, kad iškaulit. Tai va, tai su botais tiek, su statais tiek, farming run nei vieno nedariau, nes kaip įsakiau prie intero, prie kompo čia viet nebuvau. Taipogi sekanti naujiena yra tokia, kad mes rytoj su draugu atidarom savo radiją clubhitfm.lt, tai jeigu kas nors mėgstat paklausyti geros muzikos ir mėgstat gal gerus didžėjus, nu aš bent save laikau gal geru, ką žinau, tai užsukit, paklausykit, pakomentuokit, ar patinka radijas, ar nepatinka kaip muzika, panašiai. Klausytojų kol kas yra padorų skaičius, bet tai mes dar tik įsivažiuojam. Nu, kaip sakant, pamatysim rezultatus laiko bėgyje. Laiko bėgyje. Yra toks žodžių junginys laiko bėgyje. Bėgant laikų yra, jo. Tai va, sekantis dalykas prisijungta prie mano klančiato, kuris vadinasi DiceGame su trejetu gale. Yra truputėlį žmonių, gal vėliau kokią 8 vakaro gal bus ir daugiau, nežinau, bus matyti. Kad gauti ranką šitam klančiatui, jūs turite čia pasidėti ilgą laiką. Kažkas rašo, nesimėti ignore. Tai turit pasidėti, nežinau, kokias porą savaičių, gal nežinau, kad... Nu, kad, nes pagalvokite, jeigu maždaug belekam užmėšiu ranką, tai maždaug visus iškikintų koks hateris ir viso, ir to pasibaigtų. Tai, ką žinau. Kol kas rankų yra, man atrodo, tik tai 2. Ir jie yra likę iš seno mano klančiato, kai dar buvo senas gyvavo mano klančiatas, dar prieš vasarą atrodo. Tai vat. Kas dar? Dar vis pardavinėju milus ir membershipus, tai jeigu reikia rašyti Skype aistas014. Taipogi su mielu noru dar pirkčiau milų iš žmonių, už padorę kainą. Tai jeigu turit parduoti milų kokius 100 ar 200 milų, tai tikrai paimsiu. Kas dar čia? Jo, siunčiuosi naują grajų. Va, siunčiuosi Borderlands Popper Razor. Kaip matot, siunčia ant 1 MB per sekundę. Tai va, čia mano tas naujasis interas, kaip minėjau, parsiūs po valandos 17 minučių. Tai jau laukiu, nesulaukiu. Jiems kaip pirmą žaidimą būsiu pats parsisiuntęs ant savo kompo, nes su praeitų interu atsimenu, siunčiausi kažkada Lineage 2, tai man siuntė 2 paras. Nežinau, gal ilgiau senečiau tai buvo. Tai va, laukiu, noriu biškį pagrindinti kažką įdomesnio, nes RS-as jau biškį atsibodęs. Tai va. Tai manau, šiam video bus tiek. Nepamirškit, kad pardavinėju milus ir pinus. Nepamirškit, kad rytoj atsidaro mūsų radijas clubhitfm.lt. Ir ką, linkiu jums geros dienos, gero rytojaus, o videos sekantis bus jaučiu sekmadienį, jeigu nekils jokių techninių nesklandumų. Ir taipogi ryt turbūt pavesiu laidą per savo radiją, tą ten Club Hit FM, tai jeigu norit, užsukit
visa informacija bus parašyta mūsų puslapyje. Tai ką, šiam kartui tiek ir peace!